Sveikučiai, dublis 02, palygės jau prasivalytas, jau nuo tų pleistriukų visų išsivaliam, normaliai, ogi kur mes turim, tokį storuliuką, burbuliuką, cepeliną man atsiuntė. O tas cepelins yra atėjęs iš kur? Ogi iš Dvaro gatvės 803 Šiaulių apygardos teismas. Šiaulių M tralala. Nu va, čia biškai taip užmečiau tik akį, taip, bet neplešiau iki galo, vat prie jūs akivaizduos. Jūsų akivaizdoj. Atplėšiu. Neprasispaust. Oi, nu savo, kiek pinigų! Pinigų pridėjai, įsivaizduojant? Mokestis sumokėtas, va čia padedu. Čia. Bet spėju, kuris manim pasitika. Va, paėmėme tai. Aišku, kur aš pirkau pašto ženklus, man pašto ženklų neužklijavo paštininkė. Tas irgi net neatidaryt, su atplėšt va čionais atkirp. Nu, žiūrim, tikėkimės, kad juodligės nėra. Ne, nėra juodligės. Bet sakau, čia kur buvo sumokėta, reikės dabar dar ir eit pasiryškinti su paštininkė. Nes jeigu ką. Ana man dar sak atskirai už tuos visus. Ja, aš tam turėjau, bet išmečiau. Nu, bet sakantys iki, aš tai paštininkai sakys, prie mano akių prašyčiau. Užklijuok, nes aš markutės norėjau, o na šičia užpirduolina mokestis sumokėtas, taks per cūė, taks per cūė, žagarė. Nu, tokį įdomi, aš sakau, man markutės uždėk. Karoči, voką įdėjai, įsivaizduoji. Voką uždėjai. O čia kur buvo tas Šiaulių apygardos teismas. O čia kur va tokį rašiau, adresas korespondencijai miesto aikštė 41, tratata, vyras vardu Gediminas. O tyžgamos, nu ką gali pasakyti? Pakartotinai dėsi svarstyti. Čia paėmė, pasižiūrėjo. Va, atė, va. Va tokį. Va tokį. Va. Užvizavo, kad buvo gautas, va kaip aš rašiau. O taip, va. Šiaulių apygardos teismas gauta G71, va čia taram param, vyras vardu Gediminas, lietuvis, gimęs gyvas, 85 prirašytas LTSR Naujoje Akmenė. Čiki, nu ir va čia tasai. Tipo keverzonė, visa kita. Gavo, ne? Aišku, čia visus tos lapus man. Kur aš aniem pridėjau, ane man čia gražiai formai taip čirkšt. Nu, žiūrim, ar paaiškinamasis lapas. Galiuojantis teisės aktas, daugiau čia niekur niek nepripaišė, galiuojantis teisės aktas, Misiukonė, aha. Pasižadėjimas be prašymo negalioja, pastabos prašymas a priori negali būti sunaikintas. Melagingas atsakymas ar atsakymas ne pagal pranešimo esė yra nusikaltimų slėpimas ir bendrininkavimas nusikalstamoje veikoje. Aš tą parašiau. Melagingas atsakymas ar atsakymas ne pagal pranešimo esmę yra nusikaltimų slėpimas ir bendrininkavimas nusikalstamoje veikoje. Tai va. Pridėjom, parašėm. Parašėm, čia daugiau nieko nėra, atrodo juodligės nėra. Įdomiai numeriukai čia tas 21030481. Nu čia galvoja tas numeris. Gavo vasario 15 dieną, nors reiškės tada melavo man. Nes aš buvau tikrai anksčiau atėjęs. Vienas lapelis, parašas
sukrikoliuots. Poškus Gražvydas pirmininkas parašė, neteisėjais pirmininkas parašė. Šiaulių apygardos teismas, biudžetinė įstaiga, ne valstybinė, biudžetinė, išlaikytiniai. Numeris SN 36. SN 36. Va. Gediminui Viskantui. Šiaulių apygardos teisme 2000 dėl pranešimo. Šiaulių apygardos teisme 2024 metais vasario žodžiais rašo 8D gautas jūsų 2024 metų vasario 6 dieną pranešimas, kuriuo reikalaujate viešo teismo posėdžio dėl migracijos tarnybos bei registrų centro atsisakymo pateikti jūsų prašymo kopiją. Prie pranešimo pridedate migracijos departamento. Ta prasme, tiek to perskaityti Gedutį ir po to pakomentuosiu. Po pastraipos pakomentuosiu, gerai? Po pastraipos. Pridedate migracijos departamento 2021 metų gegužės 10 dienos raštą numeris 14247 valstybės įmonės, ne valstybinės, o valstybės įmonės registrų centras 2021 metų spalio 19 dienos raštą numeris S24791 skliausteliuose 16.14 MR bei valstybės įmonės registrų centras atsakymą į jūsų 21 metų spalio 21 dienos raštą. Paaiškinamasis raštas dar buvo. Dar buvo pridėtas, jeigu ką, jeigu čia jei kitos vietos, čia va paaiškinamasis lapas ir dar buvo parašyta netgi pirmam rašte, va čia va, paaiškinamasis lapas, ne? Paaiškinamasis lapas. Čia ne tą praleido. Ta prasme, su pirmą pastraipą analizuojam, ką jie čia parašė. Tai sulig pirmą pastraipą, čianais Gražvydas Poškus rašo, ką jis gavo. Čia pradžia, paskui turinys, dėstymas ir pabaiga, ko gero bus. Iš jūsų pranešimo turinio bei prie šio pranešimo pridėtų dokumentų suprantame, kad esate nepatenkintas migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Telšių skyriaus bei valstybės įmonės registrų centras jums pateiktais atsakymais dėl reikalavimo pateikti informaciją ir dokumentų kopijas. Tai taip, puikiai Gražvydai tu supratai, bet Gražvydai, tu klysti, nes paprastas dalykas čia yra parašyta. Reikalauju viešo teismo posėdžio žodinė tvarka, reikalavimo priežastis. Migracijos tarnybos atsisakymas pateikti pirmojo prašymo kopijos, registrų centro atsisakymas pateikti pirmojo prašymo kopijos. Reikalavimo esmė. Esmė yra reikalauju teisminę tvarką patvirtinti, kad migracijos tarnybos duotas atsakymas atitinka tikrovę, tiesą, tai yra, kad prašymas yra sunaikintas. B. Registrų centras neturi pirmojo prašymo kopijos. Va, čia šitas. Va. Reikalauju teisminę tvarką patvirtinti. Va, ko aš reikalauju patvirtinti? Ne to, kad aš esu nepatenkintas, aš būčiau ir parašęs. Aš esu nepatenkintas, nepasitenkinęs. Bet kaip matau, kad voką kai įdeda, karočią, tai jau nepasitenkinimo lygis jau labai didelis, karočią, jau eina. Bet skaitom toliau, gal pabaigoje bus višanka na tortė. Jums pateiktas atsakymas dėl reikalavimo pateikti teismo įstatymų, dokumentų kopijas. Apygardų teismų kompetencija apibrėžia Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 19 straipsnėje. Apygardų teismai nagrinėja civilinės, baudžiamasias, pirmosios instancijos bylas bei bylas apeliacinė instancija dėl apylinkių teismų priimtų procesinių sprendimų.
Nu tai civilinė byla. Civilis, nu ne tarnautojas, ne dar kažkas, ne kareivis, civiliokas. Civiliokas parašė. Civiliokas vardu Gediminas parašė į teismą. Kodėl jūs nenorite imtis reikalų, nes aš nematau papildomų dokumentų. Vienu žodžiu. Dėl apylinkių teismų priimtų procesinių sprendimų. Teismas proceso dalyvių prašymų nagrinėja tik konkrečiose bylose. Prašymus nagrinėja tik konkrečiose bylose. Iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matome, kad Šiaulių apygardos teisme nėra nagrinėjama bylų, kuriuose jūs turėtumėte proceso dalyvio ar šalies statusą. Todėl teismas neturi pagrindo spręsti dėl jūsų viešo žodinio posėdžio reikalavimo be reikalavimo teisminė tvarka patvirtinti jūsų prašomą tikrovę. Negali patvirtinti jūsų prašomą tikrovę. Dėl teisinės pagalbos jūs galite kreiptis į advokatus bei teisinės paslaugas teikiančias įmones. Dėl nemokamos arba iš dalies apmokamos, griaužkit jūs vidurinį pirštą, dalinai apmokamos. Iš dalies apmokamos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos. Kaip jums skamba, jūs turite teisę kreiptis į teismą. Aš lemo neturiu. Kaip tą teisę man realizuoti? Kaip man tą teisę realizuoti? Kai milijono neturiu. Eurų, litų, rublių, vekseliais apibūdintų legalia atsiskaitimo priemonė. Neturiu aš pinigų. Neturiu aš pinigų, teismam skirti, taškyti, naleva, naprava. Dėl teisinės pagalbos jūs galite kreiptis. Насчет konstitucijos. Ką ten rašo? Kiekvienas, kurio teisės yra pažeistas, gali kreiptis į teismą. Ten nėra parašyta nei kur, nei kaip, nei ką. Teismas. Parašyta eini gatvėje. Parašyta panašiai kaip parduotuvė. Nori gerti arba valgyti, eini žiūri parduotuvę. Opa, labą dieną, aš į parduotuvę. Žinau, kad ten plius minus gali būti valgyti ir gerti. Bent kažkas. Tai ateini, jeigu atitinka tavo norus tas asortimentas, kurį siūlo su viešą ofertą, siūlo, kad tai yra parduotuvė, tu apsiprekini. Bet jeigu tau netinka, nu tai, okei. Čia sako, mes tipo nematom, kad tu čia kažkur tai kreipeis. Ir okei, teisinės pagalbos, valstybės, tai lygiai tas pats su teismais. Aš jau pamačiau, teismas pūkšti ir išsiunčiau, viskas. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka galite kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją arba valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą pagal savo gyvenamąją vietą. Pagal savo gyvenamąją vietą pradės išsidirbinėti, o kur tu gyveni? Lietuvoj. Tiesiog, čia. Yra tekę. Čia. Ką daryti bomžui? Bomžas, rašykit bomžas. Be gyvenamosios, be nuolatinės gyvenamosios vietos. Taip ir užrašyk. Taip ir užrašyk. Taip kad garantuojame teisės tarnybą pagal savo gyvenamą vietą. Su atsakymu grąžiname jūsų pateiktą medžiagą. Pridedama pranešimas su priedais, su priedas 5 lapai kablelis vokas. Ambrazienė, pirmininko patarėja Ambrazienė. Toks vaizdas kaip Ambrazienė Ambrazevičius. Giminės. Poškos, spėju, kad į poškos, nuskaičiuojam 5 voką, turim. Pranešimas su priedas. Pranešimas 1, 2, 3, 4. Nu čia ne priedas, čia paaiškinamasis lapas. Pranešimas su priedas, 5 lapai. 1, 2,
3, 4, 5, tą reiškia skaitė. Matė. Nu ką aš galiu pasakyti? Kartais gal reikia ir savo galvą vadovautis, kartais gal... Jo. Nu, ko aš galiu pasakyti? Padarė taip. Padarė taip. Tai va turim apygardos teismą, iš Jutoneno, kits iš Jutoneno, 2 iš Jutoneno. Puinia. Gal tada apie tuos neapsiplėsim. Tegu būn taip. Pamastysiu. Gal kartuot reikės, nežinau. Aš kaip sakiau, aš nei vieną nenoriu suklaidinti. Klystu ir aš.